Sveiki sugrįžę mūsų Talks Show žiūrovai tiek DTV kanale, tiek internete. Malonu, kad įsijungėt. Mes tęsiam šiandien mūsų malonų pasidėjimą su manim, Marija ir Eglė. Čia yra įdomi tema. Šiaip žmonės sako, aš čia negalėčiau, čia aš toks ir toks. Nukasti ar nueiti kairę? Visko. Aš negalėčiau, ten nežinau, nemoku meluoti ar kažkokiu. Ir galvoju, viską tu galėtum. Neskiesk, žinai, viską tu galėtum. Viską, pas visus skirtingos ribos, žinai, aš nemeluoju, palauk, tu ką tik gal pamelavai, nes tu meluoji, žinai. Tu net savo tada meluoji, tarpsime, kad tu nemeluoji. Ir man atrodo, kad stipriau yra, kad aš galėčiau, bet aš renkuosi nedaryti to. Tarpsime, aš galėčiau, nežinau, ir tarnybinių romanų su Max 20 ir dar, bet aš to nedaru, aš renkuosi to. Tu nemeluoji su visais aktoriais seriale? Šiandien reikia atsakyti. Dainuose parašyk apie tai. Palikime daug taškį. Čia visos dainos, kur apie meilę ir liūdėsi, apie kiekvieną. Kiek dainų apie meilę? Jo, bet čia yra neišsimama tema. Aš atsimenu visą laiką, kiek yra laidų ir kiek yra aktoriai. Visą laiką įdomiausias klausimas jiems buvo, tai normalu jums ten tas meilės scenas vaidinti, pabučiuotis ten su kažkokiu dėdu, kuris ten gal rūko, tu ten nemėgsti rūkarių ir, ir tau tradiciškai, tau faina šiaip yra, tie galimybės nueiti nalievą legaliai su savo personažu, ten bučiuotis su svetimu vyru, ten, kad kažką ten valovai tave išmeta iš pro langą, po to nefaina, ne? Jeigu nebūtų kamerų ir žmonių aplinkui, būtų fainiau jaučiu, ne? Nes koks čia gali būti faina? Žinokit, ant ribos. Visokių yra buvo patirčių. Man yra buvo viena tokia patirtis. Nerimtuose reikaluose, bet kitur filme. Aš turėjau tiesiog visą pamainą bučiuotis su kitu aktorium. Ir man atrodė, kad man truputį net vakare pavažiavo stogas. Aš tarsi nežinojau, kaip man atsigauti nuo šito. Nors viskas ten, viskas buvo gerai. Ir aktorius šitas buvo, jis buvo mandagus ir fainas aktorius šiaip. Ir aš pati pasirašiau iš tam, bet aš negalvojau, kad taip ilgai reiks tą daryti. Jo, nes ten labai ilgas long take'as toks buvo, su daug veiksmų ir jį labai daug kartų kartojo. Ir aš grįžus namo, aš net nežinau, ką man su savim daryti. Ta prasme, man tikrai buvo labai emociškai kažkaip, tiesiog tikrai tokia jaučiaus kažkokia profesija. Bet draugą tuo metu turėjai? Jo. Ta prasme, čia ne jo ribojimas, bet man pačiai savęs. Ta prasme, man buvo kažkaip baisu pasidarė, kad blemo man ir man patiko, mano galvoj nebesusistabilizuoja. Bet patiko tuo metu ar ne? Nežinau, patiko, nepatiko. Gal prieš tai patiko, po to grįžo namo, blemba, kaip gerai buvo. Ne tas klausimas patiko, nepatiko. Tu negalvoji, ar man patinka, ar nepatinka, tiesiog darai ir viskas. Tu neleidi savo tokių minčių. O būna ten, bučiuojas ir galvoji, visai gerai bučiuojas. Nespėjai pagalvoti. Aš nežinau, aš taip savo neleidžiu į tokius nueiti. Jeigu tu pradėsi galvoti, tada ir bus spekulacija. Būni vaidmenį, tai tu jau, tu nevertini to, kas vyksta, jo, nes tada tu pradėtum, tada jau Eglė įsijungtų per daug. Aš vis stengiuosi nevertinti, kas parašyta, tai aš tada bandau save kažkaip prie to, o ne, kaip čia parašyti, aš nenoriu to vaidinti ar kažką, tokių, nes neleidžiu savo kažkokių tokių žaidimų. Bet reikia susikaupti prieš tokias scenas, kažkaip morališkai save suimti, ar ne? Jo, iš tikrųjų yra jaudulio ir yra daugiau tokio, kaip čia bus, kaip čia padaryti, kad būtų tikra, bet ir nebūtų per daug kažkaip ir kaip čia su to žmogumgi, tu nežinai, tai yra tavo partneris, gal tu ten pažįsti, jis hihihaha ten visai pašiainin, bet čia yra kitas veidas žmogaus, kuris atsiskleidžia, kaip jis toje situacijoje elgsis, nes yra visko buvę ir yra mano kolegėm irgi visko buvę. Užneša gerai, ne? Yra tiesiog, kad jūs nenusistato kažkokių ribų ir tai gali kelti iššūkių. Ir vieno ribos yra truputį arčiau negu kito, tarkim. Yra tokių atvejų, aš labai nespoilinsiu, kam taip yra buvę, nes tai yra gyvi žmonės, kuriuos jūs žinot, bet tikrai man, ačiū Dievui, kažkaip visada pavyksta kažkokį tokį nerašytą, tokį, kad mes gerai, mes nuskaitėm viens kitą, mes suprantam visą šitą situaciją, ir mes žodžiu, gerbėm viens kitą ir darom tiek, kiek reikia ir viskas, žodžiu, yra suprantama be žodžių, bet aš įsivaizduoju, jeigu ateitų koks, pavyzdžiui, žmogus, kuris ne aktorius yra, reiktų su juo vaidinti, kažin kaip būtų iš tikrųjų. Jis jau tau kitą dieną žiedą atneštų, pirštis bandytų, čia tikrai susisuka makaulė gerai. Man kažkaip sekasi su partneriais, kol kas šitokiose, nes ir praeitam seriale, kuriam dirbau, irgi turėjau tokia linija meilės labai ilga ir tokia dramatiška, tai kažkaip labai sekasi su grinai partneriais, kurie žino, kaip viską reikia daryti ir labai pagarbiai kažkaip žiūri, tai
Tai. O būtų gal lengviau, jeigu būtų partneriai labai nepagarbus, tokie šlykštus, pyktum ant jų, galvotum, čia debilas kažkoks visiškas ir tada galvoji, tai lengvai paleidai, žinai. Nes kai būna viskas faini, toks mandagus ir čia toksai galantiškas. O paskui miršta. Tai vaidmuo. Tai tada žiauru yra. Ar iš tikrųjų? Ne, jeigu vaidmuo tas personažas miršta, jeigu jis labai fainas buvo ir miršta. Gerai, tada teisingai, tada taip, bet jeigu ten kažkaip va taip trumpai, žinai, tai čia gal lengviau būtų, žinai, kai nefainas žmogus gal. Ne, žinok. Ne. Net ir nefainas scenas vaidinti yra daug maloniau ir produktyviau su fainais aktoriais ir žmonėm. Nepaisant to, kad tau reikėjo nekęst ar kažkaip, jis gali pasidaryti, ta prasme. Tai mes viską galvoj, kuriam savo tai vaizduoti, ten, žodžiu, tos siaubus. Nereikia, kad iš tikrųjų ten jis būtų kažkoks blogas kvapas, ten kažkoks ar baisiai elgtus. Nereikia, tą galima sukurti. O savo filmę sutiktum vaidinti? Nėra Lietuvoje labai kas siaubo filmų kūrė, bet... Sukūrė, aš dabar nemačiau Rūpintojėlis paskutinis buvo, kiek žinau, jų nėra daug, jo. Nes ten, žinau, gan sunku žanras. Labai. Vienas sunkesnių jo. Žvakėm ir su veidrodžiais, vat. Aš sutikčiau turbūt. Ta prasme... Kokią vėlę vaidinti. Vėlę, tai faina labai. Vat būtų, žinai, jeigu ten supjausiu tave ir turiuomenį, tai tikrai realiai to nedarytų, bet jeigu, tada pagalvočiau, gal jeigu ten yra kažkokios jau su kūnu, kažkokios intervencijos, reikėtų pamastyti. Žarnaukus paleisti. Bet čia būtų ne taip baisu. Bet čia nebaisu. Baisesni tie dalykai, apie kurias mes nekėjome. Kur tu nematai ir tik girdi, ar kad jis įsivaizduoja. Nes aš norėčiau, kad būtų, žinai, lietuviškas filmas ant mūsų tų senųjų ant etno dalykų pasakyta, žinai, kur dar žmonės tikrai nežinojo, viskas buvo mitais ir legendom aiškinama. Ir pinčiukai visokie. Jo, kur tu eini, žinai, ir ten, nes man vienas baisiausių filmų, nes mano tėvui tai buvo baisiausias filmas, tai buvo tas PM5, man atrodo, gamybos, tas sovietinis, tas dar senas, kaip jisai vadinasi, rusiškai Vy vadinasi, buvo toksai, žodžiu, apie klieriką kunigą, būsimai, kurį paleidžia ten atostogų, jisai varo namo ir ten užsirauna ant bajoro, kurio dukra numerė ir sako, tu išmelsk jai, ir čia man reikia kažkaip tenais. Ir ten, žodžiu, jisai eina melstis ir tiesiog naktimis, kadangi ragana pasirodo, naktimis ten atsikelia iš to grabo ir ten jį visai bando prieiti. O jisai apsibrėžia su kreida baltą ratą aplinkui ir, reiškia, negali jie prieiti. Ten toks siaubas yra. Ir ten, žinai, padaryta tikrai, primityviai, bet tu ten, žinai, tu pridedi. Taip, ten, kur jisai ir ten trečią naktį jisai, reiškia, jis nenori eiti tenais ir jį ten visi tie vyrai pagauna, reiškia, laiko nugirdo ir tada vėl į bažnyčią metą nakčiai, reiškia, kad tu tipo turi eiti ten, žinai, tu pažadėjai, kad tu ten, žinai, išmelsi ten jai, o jinai ten pasirodo ragana. Ir ten tikrai baisus filmas. Tai va tokie, kur yra remiamasi ant gamtiniais dalykais, kurių tu nesupranti. Man irgi atrodo, kad tai yra baisiau negu ten tie kraujai ar kažkaip... Žudikai visokie ten jo. Labiau šlikštu yra negu baisu. Taip. O baisu, kur tikrai įsėda į tą pasąmonę, tai jo, šitie visi... Aš dar esu matęs latvių kažkokį, seniai dar latvių siaubo filmą, kur irgi tas ten baisuoklis kažkoks, bet ten buvo kažkoks su kailiu žmogus vos ne, ten pasimatė tik vieną sykį per filmą, bet tai įtampa kaip ten, žinai, ten ir taip nufilmuota lyg dokumentika, žinai, ten, bet tai koks 8 metų senas filmas, žinai, neatsiminsiu net kaip vadinasi, bet toks vat irgi, kur nematai ir tik tai įsivaizduoji, kad čia rodo, kaip ten stebi, ten, žinai, kažką. Mes kalbam čia taip lengvabūdiškai iš tikrųjų, bet aš dabar prisiminiau tikrai ne vieną atvejį kino istorija, kur žmonėm, aktoriam nesibaigė gerai po vaidinimo. Tai palako, šitas spektaklis, kur Master ir Margarita, kur sako, kad jis ten kažkoks salė prakeiktas yra, kad visi kai vaidina, kad ten tai scenos griūna, tai dar kažkas yra. Jis yra... Esu girdėjus šito, bet... Aš apie operą Toska žinau, kad taip yra, o su spektaklis nežinau. Jo, gali būti gal kažkoks konkretus pastatymas, aš nenustepčiau ir ypač, kad dar jeigu žmonės patys įkrauna tą tokį svorį į tą, bet, nežinau, Batmanas buvo Heathas Ledgeris, kuris vaidino Jokerį. Dabar čia mes, aišku, spekuliuoti galim, bet nesibaigė gerai jam šitas vaidmenis. Jis padarė labai gerą vaidmenį. Čia apie Jokerį kalbė? Ne, apie Jokerį, bet... baigėsi tiesiog tragiškiausiai, kaip gali baigtis vaidmens kūrimas turbūt žmogui, tai mes taip lengvabūdiškai kalbam, ar sutiktum ar nesutiktum, bet reikia sverti, ar esi pakankamai stiprus. Jeigu tai yra, aš neičiau ten pusę kojos kažkaip daryti, vis tiek tu eitum ir kurtum
Iš tikrųjų, ir tu nori, nenori, perima tave šitie dalykai, tave jie pagauna ir ypač jeigu kinas tai yra ne serialas ar ten ne kažkoks trumpas projektas, kur tu ilgai gyveni su tuo, tai reikia pasvert, ar aš galėsiu paskui sugrįžti vėl į save ir atsistatyti. Su Larsu von Trieru, man atrodo, yra buvę kažkas irgi tokių istorijų, kur žmonėm ten vos ne paskui rehabų reikia ir taip toliau, nes jis labai tokių dokumentinių principų kūrė tikru ir, kas matė, nors nežinau. Aš esu matęs per daug jo filmų. Aš ir vienu per daug pamačiau, tai vienas iš tų, kur... Bet šiaip čia, žinai, pas mus tai Lietuvoje dar ta kinematografija ir serialai dar tokie softiniai palyginus to, kas vyksta Amerikoje, kur ten žmonės turi priaugti daug svorio, numest daug svorio, apskritai keisti save labai smarkiai dėl tam tikrų vaidmenų. Tai čia, žinai, jau vien gali susisukti, kur, žinai, vienam filme ten raumeningas gražuolis, kitam jau, žinai, storas dėtas, kur, tipo, net nedirbtinai padarytas, kad ten priaugintas pagurklis, kur ten, žinai, įkūnija 5 žmonės dar, o realiai jam liepia sustorėti ir tu, ta prasme, po to vėl sukūsti ir toks, čia įsivaizduojat, kaip ten... Čia tas Christopheris Bailas, man atrodo, jisai va tom pasižymė, kad jisai renkas dažniausiai, čia, žinau, irgi būna, kiek aš nesuprantu, ten būna pasiūloma ir tu kaip aktorius nusprendi, ar tu eisi, ar tu iš tikrųjų priauksi, arba numesi, ar tau ten padarysim kažką tai. Nes pas mus, Maks, kas yra, tai aš dabar negaliu kirptis, nes ten kitur vaidinu, aš ten su ilgais plaukais. Bet čia yra biudžeto klausimas, dėl to, kad tie žmonės, kurie meta svorį, nežinau, koks Tomas Hanksas, ar ten, tai jie turi priežiūrą, jie turi visą komandą, kuri kiekvieną dieną kraujo tyrimus daro ir tikrina, ar tau ten ir tai nesužiūrėjo, ir su sveikata ten, kiek žinau, biški, bet ta prasme, kad turi, nežinau, metus laiko iki to projekto ir kad tave po truputį ruošia ir ten, nežinau, turi asmeninį trenerį, kuris tau ten padeda ar dar, ta prasme, įvairiai, bet kad čia ir biudžeto klausimai yra. Pats savavališkai tokių dalykų tu nelabai gali daryti realiai, su savim tokiu eksperimentu. Taip, nes jo, žinai, kai kainuoja, kai irgi ten, kai pagalvoju, aktoriai moka ten tos milijonus, žinai, tai neužveltų, žinai, visų pirma, ir už žinias, ir už gebėjimą, ir už tai, kad paskui tai yra laikas, kur tu turėsi save atstatyti, žinai, grįžti ir taip toliau. Čia, kad ir labai tokio sportiško kūno, kai reikia aktoriam, tai irgi yra labai didelis iššūkis greitai jį sukurti, nes tu tikrai nedarai to natūraliais vien būdais, turi ten papildus gerti saujam ir taip toliau, ir kiek disciplinos, kiek valios reikia tam, tai čia mums taip atrodo, kad wow, jeigu Hollywoode tai dirbčiau, tai čia, žodžiu, tai bet ką, bet iš tikrųjų tai yra, toks kruvinas ir juodas darbas, jau ten paklausai interviu su žmonėm, kiek jie ruošiasi, kad jie šeimas palieka, ta prasme, kad jie iš vis asmeninio gyvenimo neturi ten, kol pasiruošimas filmui vyksta. Net tas pats pavyzdys, kuris nesibaigė gerai su Heath Ledgeriu, tai jis net į miestą įdavo tam personažui. Jis visiškai maksimalus susiliejimas buvo. Jis ruošėsi labai labai pilnai tam. Ir tas labai traukia ir masina. Va ir nebenori dabar pusė žiūrovo jau aktoriais, bet ką tik norėjo, nes daug patirčių gali gauti, dabar jau per daug gauni, žinai. Bet gal ir gerai, reikia šitos biški, žinai, supurtimo, nes ten nėra tik tai grožis ir tas fainumas, nes netgi tokie, reiškia, atrodo, lengvi vaidmenys, kaip tas, kur Torą vaidina, reiškia, tas... Užkrito dabar pavardė. Irgi šviesiaplaukis, reiškia, tas švedas, gražuolis. Ir aš kiek pažiūriu jo socialiniai erdvėje, ką jis ten deda, jis, atrodo, gyvena to iš tiesiog sporto salėje. Nes jam reikia išlaikyti tą fizinį, tą atrodymą. Ir čia yra irgi žiauri našta, nes laikas tai eina, tu neini, žinai, tu neužsikonservuoji, tu galų gali ir sensti, žinai. Ir tau reikia vis dar išlaikyti visas apimtis tokia, žinai, ir ateiti vis dar fainam. Nori ir su vaikais Halloweeną, nueiti ir saldainių, paimti ir sprendžiukų pas kaimyną. Taip, Hemsworthas, va, prisimenu. Taip, tai va, netgi tokius. Čia yra toks, nežinau, bet kokioje profesijoje, kaip čia pasakyti, pavyzdžiui, dabar labai dažnai žmonės sako, daryk savo verslą, pavyzdžiui, ten ar, o ko tu čia tam ofise? Ir mane, pavyzdžiui, truputį nervina šitą tokią agendą. Ta prasme, kad ne visi žmonės viską gali daryti. Pavyzdžiui, tu turi pasisverti, ar tu galėsi savo verslą darydamas tą atsakomybę atlaikyti, ar tu naktį miegosi, ar tu tau ten, nežinau,
Gal tau tikrai tinka darbas tiesiog toks kažkur korporacijoje ir tai yra labai gerai. Jeigu vadovai, tai nebūtų, kaip sakoma, kur pasiūsti ką, žinai. Nu, bet ir kažkaip labai sąžiningai reikia su savim pasikalbėti. Gal man tikrai yra gerai, nežinau, dirbti parduotuviai, labai aišku, kažkokią apibrėžtą darbą, kur aš turiu atsakomybės aiškios, aš galiu su klientais bendrauti, nepatiriant kažkokio per didelio streso savo. O gal man reikia biški daugiau, gal man čia bus per nuobodu. Žmogum, žinai, kur mes labai skirtingi šito vietoj. Mano vyras yra tas, kuriam yra labai aiškiai darbo diena. Jam pat jis ateina ir jis dirba ir jis žino, kad tada ta darbo diena baigsis jam, jis tada važiuos, aišku, dažniausiai pasimiršta dar ilgiau dirba. Ir jis išprotėtų, jeigu dirbtų mano darbą, kur reikia biški ten nuvažiuoti, biški čia važiuoti, čia va dabar tas, va čia va šitas organizuoti, šitam paskambinti, jam sprogtų galva, nes tai yra tiesiog kito mąstymo žmogus. Jam reikia va susitelkimo, protinis darbas, viskas darau. O aš esu ta, kur man reikia, aš neįsivaizduoju savęs dirbančios nuo 8 iki 5 darbe, kuriame 4 valandas tu po to dar vaidini, kad tu dirbi, nes, nu, tipo, jau viską padariau. Jo, bet sakau, tas faina, kad gali save pažinti, nu gal gali ir to paragauti, ir to, bet su aktorystė lygiai taip pat. Ta prasme, aš labai noriu būti aktorium, ten, nežinau, jauni žmonės, ten paaugliai dabar irgi tenka susidurti. Ne, labai noriu. Labai, arba to pačiu influenceriu, bet tas irgi turi savo ką. Tik vaidini nuolat, jo. Nu, ne visai tas pats, bet jo, aktorius ir influenceris. Galvelė susisuka turbūt irgi ne ką prašau, nes jie mažiau pasiruošę gal influenceriai, žinai, iš apie tai. Gali, jo, kad paveikt gali irgi panašiai. Man atrodo, kad influenceriai gauna daugiau heito negu aktoriai. Dar daugiau ir tiesiogiai iš karto. Taip. Nes aktorius, tai žinai, tu pavaidinai, pavyzdžiui, seriją, tu jau pamiršai, kad tu ją vaidinai ir tau po to po anonsų parašo, nu, ko ta ten tokia yra nokia, jau žinai, o tu čia va, labą dieną, o gadys, žinai, viskas iš karto. Tai irgi nieks prieš tai nepamasto, ar aš tikrai atlaikysiu šitos, kai sako, man depresija, man kažkas, nu, ta prasme, čia yra, nu, gyvenimas tiesiog. Negali visko numatyti turbūt. Ypač dabar, kai gali pasislėpti už tos ikonėlės ir būti toks mandras. Nors influenceriai irgi, žinai, nėra visi vieni kitiem lygus, bet jo, žinai, dažniausiai, žinai, turbūt, kadangi labai lengva įstapti, tai žmonės, kurie to dėmesio nori patys, nesuprasdami kodėl, eina jo gauna ir paskui ten, viešai ten tvarkosi su to visu, ką ten gauna, žinai. Bet ar tikrai, Timūrai, lengva tapti influenceriu? Ne. Šiaip tai taip. Teoriškai taip. Teoriškai, bet praktiškai. Bet šiaip, ta prasme, nėra taip paprasta. Man, pažiūrėjau, save paimti, filmuoti. Tai yra klaikiai juodas darbas. Aš žinau, aš va dabar bandžiau tapti juo. Beveik 7,000 artėja. Tai jau netoli. Instagrame. Netoli 100 tūkstančių. Aš manau, kad nuo 10 tūkstančių čia kažkas. 10 yra riba Instagrame, kada tu gali pradėti, ten tavo atsidaro papildomi dalykai. Bent jau būdavo taip. O dabar nežinau. Facebook'e jokio skirtumo, man atrodo, ten nėra, ten nieks neatsirakina, ten aš jau buvau prikopęs. Instagram'e, man atrodo, seniau bent jau būdavo, kad nuo 10 tūkstančių kažkaip tu gali linką jau dėti, dabar jau visi gali dėti linką. Kažkokiu dar yra tenai, kur tu, nu, kur tie, kas neturi, bet žinok, čia taip atrodo, ten 7-8 tūkstančiai, tu jau arti, o tu pabandyk surinkti tos 2000 dar. Aš visai šitam laukia. Nes tu gali tiesiog užsistakinti ant tų 8 ir dar ten žiūri, kad ten atkritinėja. Man tai, pavyzdžiui, labai juokinga, aš kadangi mažai tų žmonių tenai turiu. Tai, pavyzdžiui, įsijungia ir aš kažkaip, nebūna, kad nelabai ten seku, žinai, ir ten žiūri, kad ten 4220, pavyzdžiui. Ir tu ten nieko nededi, nes aš esu iš tų žmonių, kur man šiandien yra nuotaikos, aš įdėsiu. Rytoj man, poryt man savaitę gali būti nenoras, aš nieko nededu, nors ten ir fotkinu, ir filmuoju kažką, bet aš nieko nededu. Ir tu žiūri, kad, pavyzdžiui, nieko nedėjai, bet ten kitą kartą 50 žmonių mažiau. Tai vadinasi, žmonės tave susiranda, atfollowina, nes tu nieko nedėjai. Tai čia programėlės yra, tu žinai, botai. Nežinau. Ta prasme, kurie pasiekinėjo, o paskui atsekinėjo. Ne, bet pas mane realų žmonės. Ir jiem užauga, tipo, patiem kažkas, kas atgal atseka. Bet tada nežinau, gerai, tai žmonės, o tu ten, kaip ir pas mane, neužpirkinėjai kitų žmonių, žinai. Ne, tai nesau, kad tu, bet yra žmonės, kurie užperka tą, kad ten automatiškai. Taip, čia būdavo biznis. Man yra rašę, taip, ne vieną sykį. Taip, čia sveiki, va čia, gal norit pakalbėti apie ten sajo. Tokios ten, kur tipo, hey, beautiful, do you want more, ten... Sugar daddy. Ne, turiu menį, man tai sugar daddy nėra.
Kodėl? Nes aš ne mergaitė. Jo, bet man yra tikrai rašė, kur akivaizdžiai matai, kad yra siūlymas tau tiesiog tipo followerių, jeigu nori parduosim. Taip, prikursim. Ir aš nežinau, aš taip manau, kad, gerai, ne visi, bet nemažai tų, kurie dabar yra ten tausia aukštumose mūsų Instagramo. Pradžiai tikrai turėjo tikrai tą etapą, kai tipo nusipirko. Nes tas duoda tau tokį būstą, kur tavo, žinai, yra žmonės, kurie pamatys tavo postuką, kad ir šūdą, bet jeigu mato, kad ten labai sulaikinta, ai, tai matyt gerai, aš nesuprantu, reiškia, gal aš irgi palaikinsiu. Čia yra toksai, žinai, yra tas mechanizmas, kuris suveikia ir jaučiu, kad buvo momentas pas ne vieną, kas naudojasi tuo. Ir jaučiu, kad ir man dabar jau toks laikas, kur, žinai, galėtum tipo sučytinti, žinai, ten ir tau, žinai, iki to 10 užliptum lengviau. Bet aš čia reikia savęs klaus, žinai, jo. Kas tau iš to, žinai, jo. Nes man tai atrodo, dėl to aš tavęs taip paklausiu, ar tikrai lengva. Man atrodo, čia yra, aš negaliu tos realybės suprasti, bet man atrodo, kad tai yra labai sunku. Bet tu kaip radio laidų vedėjas, tu gali pasakyti, kad būna, žinai, būna tonusas ir būna, kad žiauriai netonusas ir tu labai nenori daryti ir labai nenori būti linksmas. Ir tu kažkuria prasme turi paaukoti savo kažkokį tikrą ciklą, kažkokį nuotaikų ir kažkokio koks tu... Tai dabar labai tiesiog... madau yra Instagrame verkti, žinok. O Jėzau, aš nuo savo sekėjus visada atvira, aš paverksiu. Taip yra labai populiaru dabar. Čia dar labiau keista. Taip, arba įkelia nuotraukos su ašroms, nubėgusiam šiandien man. Nes kai tu tikrai verki, tu net nenori telefoną į rankas pasimti. Kai iš tikrųjų tau yra labai blogai. Tu parduoti visas savo emocijas. Šiaip jo. Bet ten irgi, žinai, tie žmonės irgi yra pasimetime. Jie žino, kad kai tu įdėsi, tai sueis. Ir tu norėtum, aš net nebejoju, kad jie tuo metu abejoja, kad reikėtų dėti. Ir gal norėtų nedėti, bet jau tu, žinai, tu esi tam visam žaidime ant tiek, kad tu jau, tu tiesiog, tu neturi... Arba deda tam, kad kažkas pamatytų, žinai, paimkim kokiais Sadaitis su Sigel, tai jie tikrai deda tam, kad vienas kitos stories pažiūrėt po to. Ten jau, žinai, ten jau abiem lyga, man atrodo, kažkiek yra smegenų įsivyščiusi. Sakau, mes taip galim šnekėti, aš nežinau jūsų situacijų konkrečiai su Instagramu ir su socialiniais tinklais, bet aš kažkaip suprantu, kad grinai peržengtą ir pradėti tiesiog beleką ant kiekybės dėti nėra lengvas barjeras. Yra dar momentas, kad žmonės ir tikisi. Žmonėm yra neįdomu, kaip tu iš tikrųjų esi, žmonės nori to lengvo šūdelio, žinai, jie nori, kad tu jiems meluotum. Va čia dar tas yra momentas. Aš jau tą pastebėjau su savo projektėliu, kad, žinai, jeigu jau biški mažiau ten kažkaip taip, jeigu mažiau negu kaip buvo, mažiau juokinga ar kažkaip, jeigu tu čia per daug savęs rodai, jau, žinai, jau čia per rimta, čia kažkaip, jie nepasiruošia. Jiems reikia, jie nori gauti tą patį ir stabiliai. Jo, ta mano radinė patirtis tą patį irgi parodė. Tai niekam neįdomu, kad tau čia blogai, kad tu čia iš vis nenori būti arba kažką. Kažką tikro, kad papasakotum. Jo, tiesiog įsijungi ir tai varyk, tipo. Tam pačiam tonuse. Taip. Tu turi atkartoti ir duoti. Ir jo, čia tavo jau tada profesionalumo matys reikalas, kaip tu tą parodysi, nes tu tą vis tiek, tu gali iš to pliusus susirinkti, žinai. Bet čia reikia labai... Man atrodo, profesionalumo reikalas, ar tu vis tiek duosi savo normaliai išgirsti, koks tu esi. Ar tu iš tikrųjų, nežinau, nes man, pavyzdžiui, yra buvę tikrai, kad aš čia turiu, bet tu turi išbūti ir visas amplitudės, tas vietas, nežinau, gyvenime. Man yra koncertuoti, po močiutės laidotuvių sekančią dieną. Tai aišku, ačiū Dievui, kad kažkaip grupė buvo ir kažkaip mane suorganizavo, bet aš galvoju, bet aš paskui turiu vis tiek atbūti tą, visko būna gyvenime. Nebūtinai čia tokie radikalūs pavyzdžiai, kad kažkas miršta, bet tiesiog viduje visko yra, ta prasme. Ir kai tu dirbi tokį darbą, kur tu ištisai esi tik tai man atrodo didžiausias iššūkis pačiam, nelik tik tai, nelik tokiam atitolime nuo savęs. Supranti, ką noriu pasakyti? Jo, aš labai gerai suprantu, nes, pavyzdžiui, neseniai kaip tik ir skaičiau vieną psichologijos tokį postą apie šiuolaikinės aktualijas, apie karą. Nes pas mane lygiai tas pats irgi sumišimas viduje yra, kur tu jautiesi, tau baisu, tau žiauriai nejauku, tu esi išsigandęs, bejėgis kažkoks jautiesi, tau baisu, kad tai gali kažkaip virsti kitais dalykais ir ten ir sako,
kaip žmogui sukovoti su tuo, sako, nekovokit, jūs turite išgyventi, nes kitaip, jeigu jūs tai, du dalykai, arba tu labai tai pradėsi gilintis ir ten vos, nežinai, susipirkinėti amuniciją, ten eiti, kasti savo griovius ir ten to aš čia kariausiu, žinai. Kas irgi nėra blogai šiaip. Čia tavo variantas. O kitas, tipo, ne, nieko nėra, čia toli, aš nieko nežinau, aš čia gyvenu šią dieną ir yra labai daug tų variantų. Ir aš iš tikrųjų nusprendžiau, kad aš noriu būti tas viduriukas, kuri ir paskaito, ir šiek tiek, žinai, ir savo gyvenimą atsijungia gyveni, važinai, ten nešvesti gimtadienio ar kažką neverki kamputė atsisėdęs, bet ir nemeti to iš šono, kad to nėra, čia šalia manęs nėra, tai ir nebus, žinai. Tai vat, labai paskaičiau to postą ir labai teisingas buvo, žinai, kad visos emocijos, kurios mūsų lanko, jų nereikia atstumti arba jų neigti, jas reikia priimti ir gal dėl to ta šiuolaikinė visuomenė iš tikrųjų labai daug depresuojančių žmonių, nes jie visaip kaip bando tik pozityviai gyventi, tik aš čia gražiai gyvensiu, tos liūdnas emocijas tu gniauži, tau galų galės sprogsta galva ir prasideda visos problemos. Tai vat, labai toks teisingas kažkoks postas buvo, kažkaip tiesą sakant, galios net, kad nepasidalinau, nes labai būna tie tokie visi, čia smegenų plovykla, žinai, o kai iš tikrųjų paskaičiau, tai kažkaip sutikau, kad jo, tu turi išgyventi ir tas baimės, ir tą nerimą, ir suprasti fiziškai, kad tai yra, ir kad tai gali priartėti bet kurią akimirką, bet tu turi ir ten vaikų šeimą ir artimuosius turi jais džiaugtis, nes jie yra dabar. Taip, jo. Mūras tai, kas griuviau. Jo, bet tai irgi, man atrodo, kad visi ieškom tų savo strategijų, man atrodo, nėra kažkokių neteisingų tų strategijų, tiesiog man gal baisiausias tas, kad jeigu tu kažkaip neduodi savo nerimo kažkokio ar skausmo ar liūdės išgyventi, tu negalėsi ir laimės patirti. Nu, realiai, tu vis tiek, tu užsiblokuoji nuo visko, tai nėra, kad, aš čia pasirinksiu, nežinau, nepagidavimų koncertas, ta prasme, jeigu tu užsimjutinsi nuo visko, tu nebegrėsi jokio garso, tai tu to karo naujienų nepamatysi, bet tu nepamatysi ir kažkas gero nutinka, ir kažkokia sėkmė, ir kažkokia pilnatvė. Man atrodo, kad veikia vis tiek kažkaip labai kaip abipusis eismas, ta prasme. Čia labai svarbu, kai tau atrodo, kad čia vien tik tai siaubai aplinkui, reikia ir tą grožį išmokti pamatyti, žinai, čia yra irgi įgūdis, kurio nieks nemokins, bet jo yra pilna aplinkui, žinai, tų gerų, fainų momentų, nes ir man pačiam yra buvę, žinai, tiek, kai Ukrainai prasidėjo karas, žinai, tiek ir Izraelio dabar užpuolimas, žinai, man irgi tas pats, kur tu, žinai, pradedi, jau tiek įsibėgėjo, čia matymai, fantazijos ir čia tipo tavo čia supratimas, paskui palauk, stop, žinai, tai va, gimtadienis, žinai, savaitgalis, tradicijos, grįžti prie to, kas yra tavo gyvenime kiekvieną dieną ir labai svarbu jo nenuvažiuoti į šoną. Tai čia yra jo įgūdis, kur, nežinau, mūsų tėvai gal ne visi tą turėjo ir mums tenka mokintis, aš jaučiu, žinai, mūsų kartai. Kaip šiandien mano mama skambino mane, sveikino su mano sūnaus gimtadieniu ir sakė, žinai, mes seniau kažkodėl intuityviai, dar sovietmetyje, sako, rašydavom atviruko sveikinimus ir sako, kad būdavo toks priešas, aišku, rusų kalba, kad dangus būtų saugus. Ir sako, aš sako, tik dabar supratau, ant kiek tai vėl aktualu šiais laikais. Tai sako, linkiu, kad dangus saugus būtų. Ir nuvežiau vaiką į darželį ir vėl gavau žinutę, kad bombos padėtos. Čia vakar, šiandien? Vėl jo. Nu tai čia jo. Bet šiaip tu sakai įgūdis, bet aš galvoju, čia gal ir žmogiška prasme, kad kažkaip mum evoliuciškai vos nepastebėti pavojų ir blogį ir kažkokius, nežinau, nuo ko mums reikia apsisaugoti, tiesiog yra svarbu mūsų išlikimui, kaip padaro, kaip rūšės. Ta džiaugsmo pastebėjimas, tai čia yra toks jau pasirinkimas valingas, kurį tu net nelabai gali tu kasdieną tiesiog turi skirti dėmesio. Tarsi nebus, kad aš jau išmokau ir viskas, jau dabar jau tikrai esu only positive vibes, čia visas laimi. Nebus tai. Ne, taip, čia reikia. Tu kiekvieną dieną žengi žingsnį ir renkiesi, bet man atrodo, kad čia grinai tokiam žmogiškai prigimti kažko tokio yra. Ne tik, kad mūsų tėvai neperdavė to tokio, aišku, gal ir lengviau, jeigu kažkaip yra toks, nežinau, įprotis atkreipti dėmesį, kas gero buvo, ar ten kažkoks susumavimas, savaitės, dienos. Tai yra aišku lengviau, jeigu tu jau tą esi pasiėmęs iš tėvų, bet šiuo atveju man atrodo, kad kaip žmogaus, kaip rūšės yra toks dalykas, kur dabar kas vyksta, nuo ko man bėgti, nuo ko man slėptis, ką man reikia atsargas žiemai kaupti, į savo urvelį prisidėti konservų ten ir, žodžiu, man atrodo, kad kažkoks toks yra, nereikia nurašyti vien, kad čia, nežinau, mūsų tėvai ar ten sovietmetis, man atrodo, kad
tiesiog bendražmogiškas gana toks dalykas yra pastebėti. Va, taip pradėjo nuo vėlių ir Halloween'o perėjom prie rimtų, depresyvių. Aš taip šneka šiaip apie tokias temas. Jo, tai nes, įdomu, žinai, tom gyvenam, žinai, taip yra. Nežinai, įvardinam, tai jo, va, 3 tą patį jaučiam, tai yra, žinai. Aš irgi, pavyzdžiui, labai išgyvenu dėl tų visų laiškų, tų grasinimų, kur darželio mokyklom, žinai, buvo, nes, man iškiai tokia, mes ten, aš kalbu su jais, mes dirbam, tai, žinai, kad nebūtų, žinai, ten, jeigu ten nutinka, kad ten stovi ir bliauna, žinai, kad žinotų, ką daryti, kad būtų orientuoti į veiksmą, o ne į kažkokį atsisėdimą ir sustingimą. Bet vis tiek yra neramu, žinai, galvoju, Man tai čia neramiausia yra, žinai, tas, kad visos Baltijos šalis visą tai gauna. Ir, žinai, kaip to įpasakoju, kur 3 kartus pasakė, kad vilkas puola, nieks nebepatikėjo 4 kartą. Jo. Čia jo, tas turbūt labiausiai. Taip. Bet, žinai, žinom, su kokiais, žinai, žinom, kas už sienos gyvena. Tai, žinai, čia tiesiog Reikia daugiau pozityvo, only good vibes. Tai tom gal mes ir pabaigim mūsų susitikimą. Žiūrėk, mes dabar jau 2 iš Šaudyklą galėsim važinėti. Gal ir ši ponia irgi puikiai šaudo serialę. Jo. Tu irgi? Ne. Okay. Tai va, tai kol mes aiškinamės, kas važinėja iš Šaudyklas, o kas ne, norime atsisveikinti, padėkoti Eglei už tai, kad aplanky mūsų gausų ratą ir Halloweeninę vėlę mūsų. Tai ačiū tau, kad atėjai. Ačiū. Likite su DTV, čia buvo mūsų šaunusis podcastas. Talk Show. Iki.